Žvejo žinias pristato meškeriojimo nuotykių klubas Lucky Fishman ir Lietuvos sportinės žūklės federacija. Sveiki žvejo žinių žiūrovai. Štai ir vėl susitinkame su jumis ir šiandien, kaip ir žadėjome praėjusioje laidoje, parodysim jums reportažą apie sterkų gaudymą guminukais, kormorano guminukais tėkmėje. Tikėsimės, kad tas siužetas jums patiks, o be jo pamatysite dar, kaip galima panaudoti patį tikriausiai seniausią ir patį, tokį archaiškiausią masalą, kurio gaudomas praktiškai visos karpinės žuvys – duona. Ir kaip dabar šitas masalas skamba, įvilktas į šiuolaikinį kontekstą meškeriojimo, naudojant įvairius įnagius, padedančius šitą masalą paruošti, užvertant kabliuko. Ir savaime suprantama, parodysime dar vieną labai sensacingą dalyką. Todėl jūs nepalikite mūsų, laukite laidos pabaigos ir būtent pabaigoje skyrelėje vyniok ant tūso jūs ir pamatysite tą įdomybę. Praėjusioje laidoje anonsavome, jog parodysime, kaip tėkmėje gaudomi sterkai. Vienas geidžiamiausių ir vienas sunkiausiai suviliojamų spiningininkų laimikių. Be jokios abejonės atsiras ne vienas spiningininkas, o tarp jų pasitaikys ir keli procentai naujokų, kurie mūsų laidos nuomonės nepalaikys, nes ne vienam iš jų jau pirmoje žūklėje pavyko sugauti šią žuvį. Ir gal net ne vieną, o lengvai sugautas laimikis, pakankamas argumentas manyti, kad reikia tik gerų masalų ir gero spiningo ir sterkai niekur nesidės, turės kibti. Ar tikrai taip atsitiks? Dėl tokio tikrumo kyla pagrįstų abejonių, nes tie spiningininkai, kuriems jau pirmoje žūklėje pasisekė sugauti sterką, visada stebuklingu būdu pamiršta vieną svarbiausių dalykų. Bandote spėti, kas tas svarbiausias dalykas? Sensacingos intrigos čia nėra, tačiau nepamirškite to, kas jums šovė į galvą pirmiausia, palyginti su to, ką dabar išgirsite. Pasak jau kadaise iškeliavusio Anapilin, o dar kitaip tariant, amžinosios žūklės plotus mūsų krašto spiningininkų patriarcho Juozo Buivydo, naujokas sugavęs rimtą laimikį, kuris buvo gaudomas tikslingai, o neatsitiktinai užkibo, praktiškai visada išleidžia iš akių tai, kad tokiais atvejais spiningavo naiptol ne vienas, o su patyrusiu kolega, kuris jį pasiėmė į žūklę, parodė kokiais masalais gaudyti, kokią taktiką pasirinkti. Žodžiu, parodė kelią, o pastarajam reikėjo tik pagal gautas natas tinkamai atlikti savo partiją. Tad puikiai žinodami, kad be tokios patirties sunku papasakoti ką nors naujo ir esminio, o to labiau parodyti autentiškoje vaizdoje medžiagoje, pasitelkime į pagalbą klaipėdietį spiningininką Darių Urnikį jau antrą dešimtmetį Nemune ir Nemuno deltoje gaudantys sterkus, bei meškeriojimo nuotykių klubo Lucky Fisherman spiningininkus. O dabar pabandysime perteikti tą patirtį, su kuriais supažindino mus atvykus spininguoti prie Nemuno. Taigi punktas pirmas. Kiekvieną sezoną spiningininkui tenka spręsti likti su daugeliu nežinomųjų, kurioje vienas pirmųjų punktų – masalai. Nepaslaptis, kad kiekvienam sezonui, o ypač sterkų gaudymo, spiningininkai įsigyja nemažai naujų masalų. Ar tai būtina? O gal puikiai dirbs pernykštės ir net užpernykštės versijos? Dariaus Urnikio nuomonė, praėjusį sezoną naudoti masalai dažnai būna veiksmingi ir kitais metais. Tačiau be naujų versijų, bent jau be naujų spalvinių versijų, patikrintų masalų, dažniausiai neišsiverčiama. Štai konkretus pavyzdys. Pernai debutavo kormoran guminukai Cajun Jumper, kitaip dar vadinami vibraciniais guminukais. Šie masalai iš karto puikiai užsirekomendavo. Šiemet jie taip pat pasirodė veiksmingi. Bet kad šis teiginys nebūtų plikas, paprašėme Darių Urnikį gaudyti būtent jais ir dar keliais kormoran Kadon šeimos guminukų modeliais. Beje, ir kiti eksperimento dalyviai bandė šios guminukus. Vienintelis pasirinkęs alternatyvinį variantą ir sterkus viliojęs kitų gamintojų guminukais šios laidos vedėjas Viktoras Sarmalis. Žūklės eigoje pasirodė, jog kormoran Kadon serijos guminukai tikrai ypač gerai vilioja sterkus. Tačiau gelmių vilkai atakavo ir kitus guminukus. Logiškai galvojant, tai akivaizdžiai rodo vieną dalyką. Masalas labai svarbus faktorius užtikrinantis gerą kibimą. Tačiau sterkų žūklėje svarbus ir kiti faktoriai. Pirmiausia, masalo spalva.
Pasak Dariaus Urnikio, kiekvieną sezoną tinkamiausią masalų spalvą tenka atrinkti iš naujo eksperimento keliu. Suprantama, jog egzistuoja ir tam tikri dėsningumai. Ankstyvą rytą sterkai medžiojantis tėkmėje geriau reaguoja į ryškius, oranžinius, vadinamus Fire Tiger spalvinimo, morkinius masalus, o įdienojant spalvų paletė blanksta ir galiausiai susiaurėja iki melsvos, perlamutrinės ir žydros spalvos masalų. Taip yra dėl sterko regos ypatumų. Jo akis žymiai geriau nei daugeliu kitų žuvų regi prasto apšvietimo sąlygomis. Taip yra todėl, kad jo akies tinklainėje yra ypatinga medžiaga – serotoninas. Regis, atsižvelgiant į tai, galima gaudyti sterkus vos ne juodais masalais. Tačiau norint, kad sterkas reaguotų greičiau, pageidautina, kad jis būtų ryškus, kol neįdienoja. O tada, kai į vandenį pakliūva daugiau saulės spindulių, pernelyg ryškus masalai gali sterkui pasirodyti įtartini. Todėl blankesnės masalų spalvos priimtinesnės. Beje, gaudant sterkus reikia nevengti šiaip jau tarp mūsų spiningininkų nepopuliarių violetinių masalų. Sterkai mato daug daugiau spalvų nei žmogus, o tarp tų spalvų ir žmogaus akiai nematoma šviesos spektro dalį. Kas aiškėja iš šio komentaro? Aiškiai matyti, kad pagrindiniai sterkų gaudymo spiningų masalai – guminukai. Tačiau, kad ir kiek dėmesio skirsite masalams ir jų atrankai, vien to bus nepakankama sėkmingai žūklei. Kas dar ypač svarbu? Kitas punktas – vieta ir laikas. Geriausias sterkų kibimas būna rytą, dažnai ankstyvą rytą kaip šiuo atveju, bet gali būti ir atvirkščiai, todėl reikia žinoti sterkų kibimo kuria nors vandens telkinyje ypatumus. Sterkų kibimo pliūpsnių pasitaiko vidudienį. Neretai būna, kad sterkai visiškai nekimba vakarais, o kartais tas laikas ypač tinkamas vilioti sterkus. Žodžiu, sterkų žūklės laikas dalykas labai subtilus ir priklauso nuo vandens telkinio ypatumų. Lygiai kaip ir oras. Nėra vienareikšmio atsakymo, kada geriausia gaudyti sterkus. Saulėtą dieną ar apniukusiu oru. Pasitaiko, kad praktiškai vieną sykį jie gerai kimba vienu, o kitą sykį kitu atveju. Tačiau spininguoja tėkmėje, arba kitaip tariant upėje, didžiausia sterkų kibimo tikimybė – ankstyvas rytas su ūkana, kylančia virš vandens, bei tykus, šilti vakarai, ypač trumpas pusvalandis prieš saulės laidą. Mūsų eksperimento metu pasitvirtino, jog labai sėkmingas laikas ankstyvas rytas su ūkana, bet ir geras kibimo laikas bei žinojimas, koks oras tinkamiausias, dar ne viskas. Svarbi yra spiningavimo vieta. Visi patyrę spiningininkai neblogai žino sterkų gaudymo vietas. Tai duburiai šalia pagrindinės tėkmės Griovos upės vagoje, žodžiu gilios ir nuošalios vietos, kuriuose sterkai praleidžia didžiausią laiko dalį ir iš kurių jie išplaukia medžioti aplinkinius plotus. Tų vietų niekas jums pirštu neparodys. Turėsite jas susirasti patys, o tada jums iškils ko gero svarbiausias uždavinys – pasirinkti spiningavimo taktiką. Kas tai yra? Tai masalų plukdymo stilius. Spiningavimo taktika priklauso nuo situacijų. Vienose svarbu išvengti tiesioginių masalo kontaktų su dugnu, o kitose būtina jausti nuolatinį sąlytį su juo, kad masalas plauktų priedugnėje, kur yra didžiausia tokių žuvų kaip sterkas kibimo tikimybė. Kad pavyktų užtikrinti tokią kontaktinę masalo plukdymo taktiką, spiningas turi būti suderintas kaip muzikos instrumentas ir perteikti informaciją apie masalo orientaciją gelmėje. Masalai, kuriais spininguojant būtina jausti kontaktą su dugnu, yra įvairių rūšių guminukai, bei tokie montažai kaip Dropshot, Techas, Carolina, kuriais jie plukdomi. Klasikinis guminukų plukdymo instrumentas galvakablis. Jo veikimo principas labai veiksmingas, tačiau nesudėtingas. Įmestas į vandenį masalas, veikiamas guminuko masės, grimsta į gelmę, o guminuko uodegos mentė ima viksnuoti. Iš šono žvelgiant, masalas aktyvios fazės metu puikiai imituoja plaukiančią masalinę žuvelę. Tačiau, kai jis pasiekia dugną, guminuko žaismas užgęsta. Kad jis atsinaujintų, masalą reikia pakelti nuo dugno ir vėl paleisti laisvai sklęsti. Tokia guminuko plukdymo taktika vadinama pakopinė. Ir iš tikrųjų, masalo eigos trajektorija panaši į laiptų kontūrą.
Kad guminukas kuo ilgiau būtų aktyviojoje fazėje, spiningininkas turi aiškiai jausti, kada masalas stukteli į dugną. Štai čia susidurima su tam tikromis subtilybėmis, kurias reikia žinoti. Taigi, jei įrankis neskambus, kontaktas juntamas prastai. Masalas ilgai būna nejudrus, o kibimo tikimybė sumažėja keleriopai. Kitas dalykas, kai spiningo meškerykotis pasižymi rezonansinėmis savybėmis, tada masalo kontaktas su dugnu juntamas taip raiškiai, lyg paliestum gruntą pirštais. Spiningininkai tokį raiškumą vadina taktiliniais pojūčiais, leidžiančiais veiksmingai valdyti masalo gelmėje, nuo ko ir kodėl priklauso tinkami taktiliniai pojūčiai. Tačiau teorija liktų tik teorija, jei nebūtų taikoma praktiškai. Todėl meškeriojimo nuotykių klubo Lucky Fisherman spiningininkai šioje žūklėje praktiškai išbandė, kaip taklinius pojūčius perteikia Daiva pinti valai, gaudydami nemunės sterkus. Valas susirekomendavo be priekaištų ir kontaktą su dugnu užtikrino puikiai, todėl nesunku buvo praskambinti duburių šlaitus, kur medžioja sterkai. Pavyko suvilioti jau retokai be pasitaikančių 2-3 kg masės egzempliorių. Tuo pačiu Lucky Fisherman spiningininkai pažymėjo ir ypatingą toje išvykoje naudotų Daiva Ernesa Jigger Spin bei Daiva Infinity Q Jigger Spin skambumą. Šių specialiai pritaikytų plukdyti guminukus pakopinę taktiką spiningų stripai pagaminti iš subalansuotos tankrumo anglies pluošto CVF bei GVF. Tokie meškerykočiai ne tik pasižymi rezonansinėmis savybėmis, sustiprinančiomis valo perteikiamą informaciją apie masalo kontaktus su dugnu ir kimbančiomis žuvimis, bet ir yra puikus laimikio pakirtimo bei nuvarginimo instrumentas. Tad praktiškai visi sterkai buvo pakirsti už viršutinės ar apatinės žiaunos, o iki graibšto atplukdyti sutramdyti. Taigi antras faktorius užtikrinantis raiškius taktilinius pojūčius yra spiningo meškerykotis. Šį sezoną raiškiai taktilinius pojūčius perteikiančių Daiva spiningų gamą papildė Daiva Lexa Jigger Spin, kurių strypai komponuojami iš anglies pluošto X45. Mūsų sąlygomis tinkamiausi Lexa Jigger Spin modeliai 2,70 m ilgio spiningai, kuriais užmetami 8,35 gramų masalai. Šis modelis skirtas stipriai tėkmei, o vidutiniai tėkmei skirtas tokio pat ilgio modelis, kurio užmetami 7,28 gramų masalai. Prie rezonansinių Daiva spiningų spektro galima pridurti taip pat modelį Team Daiva Jigger Spin. Jis taip pat 2,70 m ilgio ir jo užmetami 7,25 gramų masalai. Dar vienas modelis Daiva XLR Jigger Spin. Taip pat 2,70 m ilgio, kuris iš esmės ir yra pats geriausias tokiam masalų plukdymui. Tik tai šitos spiningų užmetami šiek tiek lengvesni masalai 5,25 gramų. Tačiau ir pats skambus spiningas neatskleidžia visų savybių bei funkcionuoja prasčiau, jei jis nesuderintas su atitinkamos klasės sklandžia eiga pasižyminčia rite, kuri privalo lygiai kloti valą, kad spiningininkas galėtų centimetro tikslumu kontroliuoti jo įtempimą. Tai trečioji sąlyga užtikrinanti raiškius taktilinius pojūčius, kokios bandytos rytės ypač tinka pakopinio masalų plukdymo taktikai. Šiemet Daiva Ryčių gamą papildė modelis Caldea SXA. Ekspertų nuomonė ypač tinkanti spininguoti pakopinę taktiką įsibridus arba visais tais atvejais, kai aktyviai kontaktuojama su vandeniu. Nes šiame modelyje integruota inovatyvi MaxSeal technologija užtikrinanti net visiškai panardintos į vandenį rytės sandarumą. Tačiau be ilgaamžiškumo garantijos Caldea turi dar vieną esminį privalumą. Ji gaminama iš ypač lengvo Zion pluošto, todėl rytės rotorius beveik nieko nesveria. Dėl šio konstrukcinio ypatumo rytė įgauna ypatingą skambesį. Kadangi Caldea, lyginant su ankstesniu modeliu, konstruota žymiai greitesnė, 3000 modelis vienu rytės rankinėlės pasukimu suvynioja 1 metrą valo, redukcija 6,2
prie vieno, masalo pakopinę taktiką galima plukdyti didesniais šuoliais. Ypatingai sklandžią mechanizmų eigą šioje rytėje užtikrina 9 goliai. 5 iš jų ypatingi goliai CRBB. Kai pakopiniai spiningavimo taktikai naudojami masyvūs masalai, ekspertai patarė naudoti šiemet Daiva Škotijos padalinio pristatytą naujovę Rite Theory SP, pritaikytą didelėms apkrovoms. Inovatyviame modelyje įmontuoti 6 amžini CRBB guoliai pagaminti Japonijoje ir integruotas didelę galią sukuriantis DigiGear mechanizmas. Nors Ritės korpusas Hardbody 2 tipo, tai yra metalinis, tačiau jo skambumą perteikianti taktilinius pojūčius labai padidina lengvas AR tipo rotorius. Šioje Ritėje, kaip ir kitose Daiva modeliuose, integruotas super šiuolaikinis, nebijantis pinto valo poveikio valo vediklis Twist Booster, kluojantis valo gijas kryžmai, kad plona gija neįsispaustų į apatinių apvijų tarpelius. Kad Ritė pritaikyta stambiems laimikiams, rodo jūs ir jos valo nusileidimo mechanizmo, sukuriamas maksimalus pasipriešinimas siekiantis 8 kg. Tinkamų pakopiniam meškeriojimo taktikai ričių apžvalgą baigsime nedidelę staigmeną. Tai Team Daiva Match Feeder modelis, kuris pelnytai laikomas vienu universaliausių Daiva ričių gamoje. Tiesioginė jo paskirtis aiškiai nusakyta pavadinime. Tai Ritė meškeriojimui tolimojo užmetimo plūdinė ir feeder stiliaus dugninė. Tačiau ją pastebėjo spinigininkai, nes Ritės ypatumai leidžia labai gerai kontroliuoti valo įtempimą. Team Daiva Match Feeder modelis gaminamas 2 versijų ir būtent didesnė versija, kuri žymima indeksu 4012, rekomenduojama ne tik plėšrių žuvų gaudymui plūdinę, bet ir spiningų. Ritė pritaikyta gaudyti stambia žuvis, todėl jie rekomenduojama plukdyti masyvius masalus. Tikimės, kad iš to, ką jums papasakojame šiandien, pasisemsite savo naudingos patirties ir keliais žingsniais priartėsite prie tikslo, ruošdamėsi gaudyti sterkus didelėse upėse. Ne vienas šiandien garsus meškeriotojas pirmuosius įgūdžius įgijo duonos minkštimo rutuliukais, viliodamas aukšlės. Ir tada įgytą patirtį nepamiršo, o pritaiko meškeriodamas stambų laimikį, nes duona puikus masalas visą šiltąjį sezono metą, o kartais ir žiemą. Nedideliais luiteliais sulaužytas duonos puskepalis, pamaišytas su keliomis batono riekelėmis, dažnai būdavo vienintelis jaukas, kurio viliodavo prie masalo kojas pamario meškeriotojai. Luitelius sudėdavo į tinklinį maišelį, ant kurio dugno guldydavo plokščią akmenį ir įleisdavo pririšę prie virvelės į tėkmę. Pasroviui, po kurio laiko nusidriekdavo išmirkusių porių trupinėlių liežuvis ir netrukus prie jo susirinkdavo kojų pulkelis, o kartais atplaukdavo ir karšiai, kurie nepraleisdavo progos pastverti taikliai į žuvų susibūrimo vietą užmesto slieko. Tokį klasikinį jauką nuodėmė pamiršti, nes turint šiuolaikinių priemonių arsenalą jį galima ypatingai ištobulinti. Be to duona ne tik jaukas, bet ir masalas. Kai pateikiama daugybė jauko paruošimo iš sausų mišinių ir papildų versijų, dažnai nepagalvojame, kad masalo ir jauko galima pasidaryti labai paprastai iš duonos. Dabar masalui dažniausiai naudojama balta duona, suraikyta riekelėmis. Plutelė nurežiama peiliuku, o minkštimas susmulkinamas elektriniu maišytuvu. Gauta masė vadinamasis bazinis jaukas ir masalas, kurį galima įvairiausiais būdais paruošti. Žinoma, pats paprasčiausias - tiesiog suminkyti minkštimą kartu su saujelė žvyro ir suformuoti rutulį. Paskui jam reikia leisti kiek apdžiūti, o tada nugramzdinti į reikiamą vietą. Tie meškeriotojai, kurie niekada nebandė jauko pasidaryti iš duonos, nenutuokė, jog gerai supresuotas duonos minkštimo rutuliukas visiškai suyra per 3 valandas, visą laiką skleisdamas pasroviui smulkius kąsnelius, efektingai viliojančius visų rūšių žuvis - kuojas, plakius, šapalus, meknes, karšius. 3 valandų rytiniam ar vakariniam pameškeriojimui plūdinė to visiškai pakanka. Beje, iš vieno baltos sumuštinį duonos kepaliuką galima suminkyti 5-6 rutulius, o tai solidus ilgo veikimo jauko kiekis. Tiek baltas, tiek juodas duonos minkštimas labai lipnus, tad rutulius sulipdyti paprasta. Nereikalingi jokie klijuojantis papildai, bet svarbiausia, kad į tokį bazinį jauką lengvai galima įterpti įvairius papildus. Tačiau atsiminkite, kad tai nebirūs mišiniai, o palyginti stambus pagardai, padidinantis jauko veiksmingumą. Kai žuvis
tarp plūduriuojančių duonos minkštimo dalelių aptinka stambesnių kąsnelių, jos ima daug aktyviau rankioti tai, kas regis savaime plaukia į žiomenis. Tad duonos kąsnelis, užvertas ant kabliuko ir nugramzdintas į jaukos klaidos zoną, tampa idealiu masalu, nekeliančiu jokio įtarimo žuvims. Duonos kąsneliai gali būti įvairios, tiek taisyklingos, tiek netaisyklingos formos. Tačiau pačia patogiausia meškeriojimo ekspertai laiko skrituliuką, kuris iškertamas iš duonos minkštimo, naudojant specialų įnagį Browning Bread Punch. Atminkite, kad masalinės duonos paruošimui reikalingas staliukas ir įnagiai, nuo kurių rinkinio ir pradėjome pasakojimą apie vasaros masalą duoną. Duonos riekės iš pradžių paslegiamas, kad nebūtų labai purios ir iš jų būtų lengviau iškirsti masalinius skrituliukus. Specialiu kritikliu Bread Punch iš minkštimo iškertamas masalinės porcijas, kurias iškart galima verti ant kabliuko. Iškirstas masalas būna skrituliuko formos, tačiau vandenyje ši taisyklinga forma gana greitai tampa beformė, kaip jauko kąsnelis. Duonos riekė gana plona, todėl skrituliuką reikia iš kirtiklio išstumti. Bet yra ir kitas būdas. Galima iš karto prikirsti seriją porcijų, kad jos užpildytų visą kirtiklio antgalį ir išpjovą. Kirtiklio išpjovai esančius skrituliukus patogu iš karto pasmeigti ant kabliuko, ne pirštu prie jų neprisiliečiant. Kadangi duonos minkštimas suslėgtas, tai porcija tvirtai laikosi ant kabliuko. Norint, kad masalas taptų dar veiksmingesnis, reikia suteikti jam ypatingą aromatą. Todėl duonos skrituliukas prieš užmetant pamirkomas aromatinėme sirupe. Pavilgų permirkęs duonos skrituliukas primena medaus korio gabalėlį ir žuvims atrodo labai apetitiškas. Belieka tik užmesti jį ten, kur padugne driekiasi duonos trupiniukų šleifas. Ateina pavasaris ir vos nutirpus sniegui, medikai mums primena, kad iškyla pavojus, iškeliaujant gamtoje, meškeriojant, šiaip tiesiog būnant pievelėse, kur želia šviežia graži žolytė, jog atbunda erkės. Aišku, visi norime kaip nors nuo jų apsisaugoti, ieškom įvairių būdų, o šiemet draudikai jau netgi teikia naują paslaugą ir draudžia nuo erkės įkandimo. Kaip jūs galvojat, kiek kainuoja šitą paslaugą? Pasirodo visai nedaug, 18 litų. Bet kita vertus, kokia iš to bus nauda, jeigu erkė jums vis dėlto įkas? Juk esate negarantuotas, kad jinai nėra užkrėsta Laimo liga arba encefalitu. Draudimas padės tik tai tuo atveju, kad galėsite gydytis už šiek tiek didesnę sumą, kurią skiria sveikatos apsauga, ir gausite kokybiškesnį gydymą. O ar visiškai pasveiksite, niekas negarantuotas. Todėl daug geriau yra apsisaugoti nuo to įkandimo. Tam yra rekomenduojami keli dalykai. Pirmas tai skiepai, bet ne visi esame pakantus skiepams, kai kurie alergiški, ne visi gali jais pasinaudoti. O pastaruoju metu jau ir medikai prabyla, kad skiepai nėra panacėja ir ne visiems jie vienodai praeina. Reikalinga dar kažkokia tai garantija, kurią gali suteikti specialios priemonės. Tos priemonės vadinasi repelentais. Ir visi repelentai dalinasi į kelias rūšis, bet didžioji jų dalis yra nenatūralios kilmės. Kitaip tariant, tai yra gana stiprios, chemiškai aktyvios medžiagos, kurias reikia po to nuplauti nuo rankų, nuo veido, nuo drabužių. Todėl šiandien visų žvilgsnis krypsta į natūralius repelentus. Pagamintus iš natūralių augalų ekstraktų, o pasirodo tokių augalų yra. Viena iš jų, kad ir kaip būtų keista, chrizantema. Gėlė, kurias mes esam rudenį įpratę per vėlines nešti ant savo artimųjų ir brangių žmonių kapų, papuošti jos. Pasirodo, iš šios gėlės yra išgaunamas skaistenio ekstraktas, kuris naudojamas gaminti natūralius repelentus. Atbaidančius erkes, vorus, skruzdės, visus kraujasiurbius, vabzdžius, mašalus. Ir vienas tokių repelentų šį sezoną yra pristatomas Lietuvoje. Tai Vokietijoje pagamintas repelentas Visma Insect Abwehr. Kitaip tariant, tai vadinasi, kad Vismos apsauga nuo vabzdžių. Išvertus iš vokiečių kalbos, taip tiesiai, pažodžiui. Šis repelentas yra labai veiksmingas.
veikia net 10 valandų. O tai reiškia, kad, sakykime, jeigu jūs meškeriojimo pradžioj tuo repelentu pasipurkšite drabužius, avalynę, būsite visiškai garantuotas, kad jūs aplenks erkės. Jį galima naudoti, savaime suprantama, ne tik tai nuo erkių apsaugos. Galima jomis apsaugoti palapinės nuo uodų, sakysim, jeigu papuršit palapinių groteles, papuršit palapinės perimetrą, taip pat būsite tikras, kad palapiniai nebus uodų ir ją neįsliukins erkės. Be to, šį repelentą šiandien ekspertai rekomenduoja naudoti ir jūsų keturkojams numylėtinėms, kurios pasiimate su savimi į gamtą, o kasgi meškeriodamas nepasiima su savim keturkojo draugo. Jeigu to repelento apdorosite jo antkaklį, visada būsite garantuotas, kad jis turės irgi pakankamai gerą apsaugą nuo erkių, o ir kitų vabzdžių. Taigi išbandykite Vismas Insect Abwehr repelentą, kuris garantuotai padės jums jaustis komfortiškai ir saugiai, meškeriojant, iškilaujant, turistaujant, būnant tiesiog gamtoje su artimais žmonėmis, pikniko metu. Būkite saugus ir naudokitės to, kas šiandien yra naujausio ir pažangiausio. Užsukite į Romados parduotuvę Kaune, Taikos prospekte 34A. Didelis rūbų, meškerių, voblerių, blizgių ir kitų žūklės reikmenų pasirinkimas. Romadoje visada vyksta akcijos ir taikomos įspūdingos nuolaidos. Nepravažiuok, čia patogu sustoti. Romada Kaune, Taikos 34A. Taikos 34A. Taikos 34A. Ar mūsų įdomybių skyrelio Vyniok ant tūso tęsinys. Mes ne veltui jums parodėme štai šitą etiketę, žyminčią garsios amerikiečių kompanijos Simms, gaminančios, ko gero, pačią geriausią ekipuotę meškeriuotojams, pirmiausia muselininkams, spiningininkams, jūros žūkliai, tai žinoma tinkančią plūdininkams ir dugnininkams. Taigi, kodėl mes tai parodėme? Kodėl čia parašyta No-Fly Zone, kas reiškia neskraidimo zona? Kalbame anaiptol ne apie karo veiksmų zoną. Kalbame apie tai, jog anksčiau mūsų rodytame siužete jūs matėte, kad egzistuoja geri natūralūs preparatai, kuriais galima baidyti ne tik tai erkės, bet ir kitus kraujasiurbius, mašalus, uodus. O pasirodo galima apsieiti ir visiškai be jų. Tai naujausias Simmso išradimas. Savaime suprantama, kad jis atėjo iš karinės srities, nors ir nekalbam apie karinę zoną. Jūs dabar mano rankoje matote marškinius, kurie vadinasi Anti-Bug Stopper Light Shirt. Savaime suprantama gamintojas Simms. Kuo jie ypatingi? Jie ypatingi to, kad praktiškai priskridęs prie jūsų vilkinčių šios marškinius uodas pasisukinėja aplinkui ir skrenda į šalį. Ir ne tik tai uodas. Taip pat ir muselės, kuriomis garsėja Dzūkijos vasaros. Šios marškinius galima dėvėti ir šiaurėje, kur įvairių mašalų taip pat pilna. Sukurta šita medžiaga, vadinama ripstop, buvo kariniais tikslais, kada specialiesiam daliniam reikia praleisti ilgą laiką, tokiuose labai atšiauriuose sąlygose, kur daug visokių pavojų tyko, kraujasiurbių mašalų daug. Ir sugalvojo tokį daiktelį. Technologija čia papasakoti būtų labai sudėtinga. Aš manau, kad visi gali apie tai pasiskaityti Simms arba Romados tinklapiuose. O jeigu turėsite tokius marškinius, praktiškai jūs būsite visada saugus. Uodai jūsų netakos. Štai ir pasakėme šioje laidoje viską, ką norėjom jums pasakyti ir parodyti. O dabar trumpas anonsas. Mano rankoje štai legendinė MEPS Aglija cukrė, kuria daugelis vyresnės kartos meškeriotojų, spiningininkų, žavėjosi ir netgi pradėjo savo karjerą, naudodami šitą ypatingą masalą. Dabar liktai cukrės ir primirštos. Liktai jas nukonkuruoja guminukai, ir atsiranda naujų spiningo masalų rūšių. Tačiau cukrės pamirštos visai nepelnytai,
ir pastaruoju metu pastebimas vis didesnis susidomėjimas jomis, o kai kuriuose šalyse ir tikras cukrų renesansas. Beje, ir žuvis jas primiršo. O kad ir jūs prisimintumėte, kokie yra mepsai, tapę bendriniu visų cukrių pavadinimų, ateinančioje laidoje šių cukrių istoriją papasakosime, parodysime, kokių rūšių yra, kam jos skirtos, pabandysim parodyti ir kai kurios žūklės jomis fragmentus ir savaime suprantama, kad jūs pamatysite, jog šis masalas yra labai veiksmingas ir šiandien. Taigi, iki kito susitikimo.